nežinojom, kad dalyvaus žinoma gerbiama aktorė Irena Kriauzaitė. O dabar toks metas ruduo. Tiesiog ir nostalgija, ir tiesiog ruduo. Gal prabilkim jį tokiais žodžiais. Tegul kalbės lietus, kada nesikalba. Tegul kalbės ne žodžiais, o lašais. Kai tarp savęs du žmonės nesusikalba, tai lieka pasikliauti pranašais. Gerai ir negerai, tik Dievas žino. Laukimo skonis visuomet kartus. Štai ir lietus į vakarą nurimo. Ir laikas jame nepanašus. Nustojome garbint savo tiesą. Ir pasiklydo maišatį kitų, prarasdami palaimintą pavėsį. Ir naują laiką lemiančių ženklų. Tegul pasikalba likimo paukščiai. Tarp žemės ir dangaus tokia erdvė, o jos plotmėj tokie skirtingi aukščiai ir nesusidėvėjusi dermė. Tegul kalbės visi, kas moka, širdim, žodžiu, akim ar juslėmis, arba tyla, kurie gerai suvokia, kuri nedūžia ties netektimis. Gerbiama aktorė, mes tiesiog kreipiamės eilėraštį jūs ir žinome, kad jūsų ir tas kelias, kai sako, tas buvo ir lengvas, ir nelengvas, ir banguotas, ir tiesiog visoks. Būkit gera, papasakokit mums ką nors. Kas gyvenimas kelias? Gerai. Nuo pradžios. Nuo pradžių pradžios, ne? Ir nieko neslėpia? Reikia truputėlį atsipūsti. Ir žinot, kodėl atsipūsti? Aš tikrai nustebinta jūsų dėmesiu, nustebinta jūsų gerumu ir nustebinta jūsų atmintim, kad jūs iš amžių glūdumos ištraukėt mane, kaip neužmirštuolę kokią. Vat, bevystančią. Žinoma, kada eini tuo, sakykime, nori priartėti prie kažkokių tai net pažįstamų objektų, renkiesi, sakykime, kūrėjo kelią, kažkas tave stumia, kažkas traukia, bet matau labai daug jaunų, švytinčių galvų. Ir čia susitiko kelios kartos, kur praktiškai labai susikalbėti ir kartais būna sunku, bet manęs nebaugina šviesūs jauni veidai, nes paskutiniu laiku kažkaip aš ir bendrauju už save daug jaunesniais. Su savo bendraamžiais mes dabar paskutiniu laiku dalinamės akiniais, tabletėm nuo kraujo spaudimo, naudojam cinariziną plečiančius, kad nebūtų infarkto, insulto, bėgam nuo negalavimų, kuriuos patys, norim įsivilkti iš tų marškinių, kuriuos patys kažkada savo mintim, savo darbais, poelgiais esam užsitraukę. Tai va dabar atėjo toks laikas, kaip aš, gal sakykime, pirmas iki išdrįsau garsiai pasakyti, gal dabar jau ir beveik 10 metų, kad einu į tylą, išėjau į tylą. Niekas manęs nevarė, niekas man nesakė, kad reikia nutraukti
visus saitus su teatru, nutraukti visus saitus su pedagoginiu darbu. Aš dar plius ir dėstytoja buvau ir po to dar tapau vėl panelė, nauja suknelė, panelė mokytoja ir visą laiką bendravau su jaunais žmonėmis. Ir jie su manim bendravo, aš ne tik su jaunais žmonėmis, aš dar net ir išdrįstau ir su vaikais bendrauti. Gal dėl to, kad jie dar artimesni man. Kadangi pati esu močiutė, tai susišnekėti senam ir mažam netaip yra sudėtinga. Kai lieka vis mažiau ir mažiau ambicijų, kai lieka vis mažiau ir mažiau pretenzijų į aplinkinius, į aplinką. Ir atsiranda begalybė pretenzijų, užduočių, kaip nusišveisti padus, kaip įsinerti ar surasti tinkamą drabužį, kad jis tavęs nevaržytų, nespaustų ne tik kūnos, bet ir sielos. Galbūt net galvoji apie naują sielos drabužį. Nors sako, kas ten gali prasišveisti. Kaip ryte tėvai mūsų, kaip ryte dantų pasta ir šiltas vanduo, tai va tokį žingsnį žengiau. Tiesiog galbūt susidarė tam tikros aplinkybės. Ir praėjo dabar nemažai laiko ir aš tapau tokią varlę keliauninkę, gavus keletą smūgių likimo, nežinau kaip čia pasakyti, tiesiog bėgau pati nuo savęs. Ir jeigu būčiau turėjus pinigų labai daug, tai aš būčiau ne tik į Aukštaitiją bėgus, kur yra čia pat mano ir sodyba, kur mano namai. Aš greičiausiai galėjau sustoti gal kokiam Magadane, bet man neužteko pinigų. Kur niekas manęs neliestų, niekas nelįstų man į dūšią, niekas manęs neklaustų, su kuo ir kas tu esi, kol aš savo neatsakiau į šitą klausimą. O taip, brangieji. Visą laiką galvojau, kad aš esu nežmoniškai gera, nežmoniškai nuoširdi. Ir staiga aš per tą dešimtmetį supratau, kad aš esu nei jau tokia labai gera, nei tokia labai nuoširdi, nuodėminga, kaip ir visi mes gyvieji, vat ant šitos žemės bevaikščiojantys. Galvodama, dirbdama, bendraudama su jaunais žmonėm, tiesa, aš jų nekviečiau, jie mane patys kvietėsi. Aš nesibroviau į jų jaunas galvytes ir savo tą vadinamą padėvėtą išmintim nesišvaiščiau, kol manęs neprašo. Ir dabar šitos mūsų susitikimo tema, jinai tokia kaip ir be temos. Ką tai reiškia susitikimas su aktorė Irena Kriauzaitė? Taip, aš aktorė, turbūt aš ir mirsiu tą artistę, nes gauni tokį ženklą, kokybė ženklą, aktorė. Ir jis nėra toks nemalonus. Jis duoda tam tikrą erdvę, tam tikrą laisvę, tam tikrą drąsą, kurio galbūt įprastinis žmogus, mes visi tokie, mes visi panašus, visi lygus.
Ir šito susitikimo tema apie gyvenimą, jeigu mes kalbam apie aktorės gyvenimą, tai mes turim kalbėti ir apie aktorės mirtį. O jūs ką galvojat? Jeigu kalbė apie gyvenimą, tai tu negalvoji apie mirtį? Mano visas gyvenimas yra pasirengimas mirčiai. Aš rengiuosi kiekvieną dieną, va dabar. Ir žengiu kiekvieną žingsnį, žinodama, kur aš einu, kur link. Ir jeigu aš bandau visą dieną perskaityti nuo ryto atsikėlimo, aš atsikeliu ryte, tarkim, skaidri kaip krikštalas, nepaliesta ir nekalta. Bet per visą dieną aš apaugu tokiais maurais, kad pamatinė rupūžė kvarkinti vakarais, o po mano paparčiais, jinai yra pasaulinio lygio gražuolė. Nes mano tos kerpės ir tie gumbai, jie nematomi visų akim. Užtenka, reiškia, pasikelti, kaip šiandien ryte, pasikėliau. Atsiminiau, kad yra pudra, yra krem pudra, atsiminiau, kad dar yra ir blakstienom dažai. Ir bandai save restauruoti, pasiėmęs veidroduką, kuris jau didina, nes regėjimas yra sumažėjęs. Reiškia, regos kampas yra smarkiai sumažėjęs. Ir reikia ir akinių gerai įsižiūrėti. Bet kai kuriuo momentu moterims yra labai patogu nematyti. Nematyti raukšlių, nematyti ten kažkokių tai neteisingų iškrypimų veide ar kūno linijose. Tiesiog šitam skęsti šitame rūke. O dabar mano laikas turbūt ir yra šito rudenėjančio, dar netėjo visiškai, kada jau lapai pradeda smarkiai kristi. Tada šitos spalvos, ta gyvybė, tie rūkai, tai kaip ežeras kvėpuoja. Man šitas laikas labai gražus ir labai gražus. Aš labai didelę čia šitą uvertiūrą netyčinę. Jeigu šnekam atvirai, tai šnekam. Jeigu pasikvietė, tai ir kentėkit. Nereikėjo kviest. O taip. Aš nežinau, ką jūs norit išgirsti, ką aš jums galiu pasakyti. Aktorė aš esu gera. Ir man kartais atrodo, kad aš net labai gera esu. Ir daug kas vadėjuoja ir sako, ai, kaip baisu, kai aš išeidinėjau iš teatro. Verkė. Ir man atrodo, ir aš net ir pati biškelį susigraudinau. Ir man tada pasirodė, aš pasėmiau mamytę ant rankų ir išvažiavau į Linkmenis, čia greta jūsų. Man tai buvo, tai nebuvo jokia ten, tiesiog taip susiklostė aplinkybės. Aš žodį daviau ir tą žodį turiu laikyti. Ašgi avinas, aš išdidi, pasipūtus, ašgi negaliu kitaip. Ojai, kas bus? Ir nieko neatsitiko. Ir suprantat, kuo toliau eina, ašgi čia pat. Aš dar Lietuvoj, aš Lietuvos pilietė ir nieko neatsitiko per tą 10 metų. Sakykime, buvo ten vienas, kitas pasiūlymas, bet jis netitiko mano tuometinio. Kada išvažiuoji į tokią didelę erdvę, sakykime, kad ir į kaimą, kada susitinki, aš nesakau, kad kaimo žmonės geri labai. Bet jie svetimybių labai nemėgsta, ypatingai miesčionių. Aš nesu miesčionė, aš gimus mažam Suvalkijos miestelį, aš suvalkietė. Gentainiai mano atkeliavę iš Prūsų. Jeigu taip gerai pasižiūrėt, aš net ir turėčiau, jeigu žiūrėti pagal tą Kraulio liniją, tai aš ir į Suvalkiją atitekinta, kitaip sakant, per tėvų, per senelių, per prosenelių genus. Aš atitekinta irgi išlindau į kažkur tai į paviršių.
Ir vėl nėriau, išlindau Vilniaus miestelį. Vėl nėriau, išlindau Linkmenyse. Vėl nėriau ir išlindau Visagine. Dabar vėl nėriau ir vat, kuo toliau nuneri, tuo labiau ieškai vietos, kur galėtum pasijusti ir galėtum tą vietą pavadinti namais. Nu, tą vietą aš galvoju dabar, šiuo metu, aš galvoju, kad aš tą vietą radau. Ir kad aš Linkmenyse, nu, kiek Dievas leis, tiek pabūsiu. Tai va tiek va, visos uvertiūros. O dabar va tas, jeigu kokie kils klausimai, jeigu daviau žodį, kad atsakysiu į kiekvieną klausimą, visiškai atvirai, gali jis būti pats linksmiausias, gali jis būti pats liūdniausias, gali būti pats skaudžiausias. Su manim kažkas įvyko, nežinau, gal gamta tą daro, dar kažkas. Aš matyt perbridau tam tikrą balą perbridau. Ir iš to, sakykime, iš tos balos pusiau sveikas išlindau, kad aš praradau saiko jausmą, praradau baimės jausmą. Kartais man būna gėda. Bet aš manau, kad ir tos gėdos nėra. Kol gyvas yra žmogus, jis visada tą gėdą nusiplaus skausmu, sielvartu, džiaugsmu. O taip ir balansuoju ir vaikštau ant britvos ašmenų, nebijodama nei vilkų, nei žalčių, gyvačių. Aš kaip sakau, pas mane gyvena 100 000, tuntai gyvačių. O su metais aš jas užpilu spiritu. Ir tampa labai geras vaistas nuo reumatizmo. Ir jos mane pačios gelia, bet jos mane pačios ir gydo. Va, aš nežinau, vakar, užvakar vis galvoju, ruošiausi, vis tiek jeigu leidi savo atsisėsti šiek tiek ar atsistoti šiek tiek aukščiau ir kada atsiranda tam tikras tarpas, kada sėdis, mes jau kalbėjom apie tai, va, su mergaitėm, sėdi prie apvalo stalo, kada eina pokalbis iš širdies į širdį, bet kada tampi kažkokiu tai lektorium, kažkokiu tai vėl grįžimas į tą vaidintuvę. Nu, vat, visi mes tie vaidintuvai esame. Jeigu gerai pasibelsi į save ir ten surasi ir artistą, ir dar visokį biesą, kokį tik tai nori. Tiek mes esam ir geri, tiek mes esam ir blogi. Bet vat, vis tiek kažkaip tai įsitraukia šūsnį lapelių, šūsnį popierių ir kvieti jis pas save advokatus, tuos, aš, sakykime, kitus, vat, juk įpratom kalbėti artistas kas? Kaip papūga. Jis kartoja, mus mokė, kartoti, mokytis. Ir prilindo į mus daugybė svetimų žodžių ir svetimų minčių. Įsivaizduojat, važiuoja vagonas ar mašina ir pilna svetimų žodžių, svetimų minčių, gal kada nors nuo tų svetimų žodžių ir nuo svetimų minčių tikriausiai gali būti kažkokie tai ir užsikimšimai, kemšasi kraujagyslės, stogas, sako, važiuoja. Nuo tų svetimybių, kurias tu priverti, kitaip sakant, išprievartauji savo prigimtį, priverti, kad tas svetimas
taptų kūnu, tavo kūnu ir gyventų tarp mūsų. O matot, kaip jau cituoju. Jau biški kažkaip tai bandau išlipti iš to traukinio. Ir nežiūrint viso to, vis tiek aš daugiau nieko nemoku. Aš tik tai moku priimti svetimą tekstą, kad jisai taptų savas. Ir net dabar aš net nesimokau tų tekstų, anksčiaugi mes mokėmės, o dabar aš turiu galimybę jų nesimokyti. Ir nekišu to svetimo teksto kitą kartą į save. Bet kai geras tekstas ateina, jis tampa man kaip lazda, kaip neregiui lazda, pasiremti, kad jis dar tvirčiau paremtų mano mintis, mano išgyvenimus. Aš ieškau savęs. Nežinau, kiek man dar liko ten ieškoti, bet ieškau savęs. Ir noriu save susirasti. Ir kuo labiau priartėju prie savęs, man darosi baisu ir darosi kartais nejauku nuo mano minčių, savų pastebėjimų ir nuo savo jausmų. Mus visą laiką mokė, kad aš įstojau į muzikos akademiją. Galbūt 1-2 atsiras ir iš jūsų tarpo, kurie galbūt turit savo svajonę. Kaip aš kažkada buvau tokia. Aš buvau labai faina mergaitė. Aš net graži mergaitė buvau. Ir mane labai taip smagiai priėmė į tą akademiją. Bet ne vien tik tai už didelės akis, kurios dabar jau šiek tiek sumažėjo, užėjo kažkoks rūkas, o tas rudeninis. Aš dar drakonas pagal metus, tai va dar vis tiek dar ugnį paspjaudau laiks nuo laiko, tai dar tą garą pakeliu. Tas rūkas nuo to tik sutirštėjo. Tai žinokit, kad stokit į tas meno mokyklas, mokykitės. Ir nebijokit. Aš tada turėjau didžiulę svajonę ir tą svajonę įgyvendinau. Ir jeigu yra, sakau, nors vienas iš jūsų ir nedrįstat pasakyti, kad jūs norit pamėginti save pakelti ant taburetės, ant tos pakylos, kaip vaikystėje mus mamos aprengdavo gražiais drabužiukais, įrišdavo didžiulius baltus bantus, užkeldavo per Kalėdas ar Velykas ant taburetės ir sakydavo, nu va, Irute, ar padainuok, ar pasakyk eilėraštuką. Nu ką, ir aš dėjau tą štuką ir sakydavau aš tuos eilėraščius, linksėdavau, man plodavo ir man tapo taip smagu. Ir aš įsivaizdavau, kad esu kažkuo tai ypatinga. Ir man atėjo tas noras rodytis. O dabar atėjo noras slėptis. Ir čia tikriausiai, ko gero, smagu, kad mūsų yra ir subrendusių žmonių, kitaip sakant, panešiotų smarkiai, vėtrų nugairintų. Ir kita karta, kurių rankose yra ateitis visų mūsų. Tai va, nieko nebijokit, viską bandykit ir išbandykit. Nebijokit klyst, nebijokit pykt, nebijokit gyvent, kad nereiktų bijoti mirti. Ruoškitės. Kai gimstis, tu esi jau paženklintas, kad kažkada tai ateis laikas ir numirti. Ne veltui šitos mintys pradėjo eiti į galvą apie gyvenimą ir mirtį. Ne visada aš taip mąsčiau, kad jau, žinai, po slenksčių duobė žaryjų, kas tikėjo, tą prarijo ir galvoji, koks bus grabas, ką darysime su studentais. Man yra ramu. Mano studentai sakė, dėstytoja, jums skauda nugarytę. Grabą man išmuš studentai dormėjo, kad man nugarytės neskaudėtų.
Bet kadangi kita jaunesnė grupė studentų sakė, ilgai ir ten nereikės būti. Paskutinį šokį aš dar sušoksiu, nesakysiu, mane būtinai turės sudeginti. Nu va, čia sudeginkit mane kaip raganą. Čia ne tas, aš ne ragana. Nors man raganos laumės labai patinka. Ir mes su ežeru draugaujam. Ir galėčiau būti Eglė Žalčių karalienė, nes pilna paežeriai žalčių ir dabar aplinkui namą jų sukasi. Tai galėčiau, bet šiek tiek metų per daug. Niekas jau dėl mano marškinėlių nesiplėšo. Ateina toks laikas. O būdavo. Va taip. Ir dabar ką norėjau prabilti tokiais žodžiais į jūs. Va dabar paskaitysiu, kas mane parems ir atves į doros kelią. Dar aš negaliu to pasakyti, bet aš manau, kad gal Dievas duos, aš kada nors galėsiu ne tik skaityti, bet ir tie žodžiai pasirašys pas mane, bus, kaip pasakyti, ant kaktos išdeginti, sieloje išdeginti. Čia aš labai myliu tą govelį, iš vis man rytai patinka. Buvau pakviesta į šio pasaulio puotą ir mano gyvenimas tapo palaimintas. Mano akys matė ir mano ausys girdėjai. Šioje puotoje privalėjau groti savo instrumentu. Ir aš dariau visą, ką tik galėjau. Ar dabar klausiu, pagaliau atėjo laikas? Ar galiu įeiti ir išvysti tavo veidą? Ir tyliai tave pasveikinti? Ir šitas klausimas kol kas, kaip pasakyti, sako, belskis ir tau bus atidaryta. Ir aš kol kas dar bilduku po žemę lakstau. Ir dar vis beldžiuosi, ir dar tos durelės, tai biškelį šviesyties įeina ir vėl jo savaime kažkokios tai vėtros pagauti užsitraukia. Vat. Nu, dar kalbėt ar užteks? Matrytės paklausti noriu. Klausk. Ar gyvenimas tai teatras? Nu, gal, kaip čia pasakyti, nuoširdžiai tiesiai. Man atrodo, kad tame gyvenime, ką mes vadinam tuo gyvenimu, ir kada skiriam tą, va čia jau teatras, o čia gyvenimas. Tai gal aš nesu tas žmogus, kuris gali atsakyti į šitą klausimą. Nes man jie susimaišė. Kartais man atrodo, kad gyvenimas tai yra toks teatras ir absurdo teatras. O teatras tai yra gyvenimas. Man, kol buvau teatre, man teatras buvo gyvenimas. Aš nemokėjau, kurie mano vaidmenys, kaip pasakyti, prilipo prie manęs ir juos man pavyko, aš netaisyklingai pasakysiu lietuvių, ištransliuoti, išvytėti, kurie išėjo iš manęs, kur galiu pasirašyti ir daug išėjo, kaip pasakyti, tokių neužkabintų, nedadarytų, neišgyventų, kurie nelabai lipo, bet vis tiek jie viskas darėsi skaudžiai. Ir man atrodo, kas vyksta gyvenimas skaudžiai, ar tai teatras, ar tai būtų dailė, ar tai kinas, ar tai muzika, ar tai paprasčiausias vaikų auginimas ir košės virimas, tai irgi yra teatras ir yra menas. Tai yra, mes visi artistai. Tik tai, žinoma, įtaigos klausimas. Ir dar mandagumo klausimas. Menininkai visi yra akiplėšos. Jie nusiplėšia nuo savęs tą kuklumo ženklą, o kaip kitaip tu pasakysi ir jie, kaip sako, aš
Man labai patiko, šioje puotoje privalėjau groti savo instrumentu. Kodėl tą tekstuką aš vadinį pasigrėbiau, nes lyg tai atitinka tai, apie ką ir kodėl aš pas jūs. Taip, aš neišmokau pasakyti ne, nes vat linkmenyse buvo pavasarį susitikimas irgi va. Mano mama buvo bibliotininkė ir aš negaliu atsakyti bibliotekos darbuotojams, pasakyti ne. Čia yra kažkuria prasme, ko gero, dovana ir savo mamai. Tuo pačiu aš paminėsiu mamos 90-metį. Rudenį šakiečiai, bibliotekininkai, mama savo laiku ten buvo labai ryškus žmogus, toks šviesuliukas buvo. Jie ten šitą mylėjo. Tai taip, kad nežinau. Pavyzdžiui, nesvarbu, kad aš dabar ne teatre, bet galiu apie teatrą pasakyti, ten tas spektaklis nelabai, tas labai, galiu ir kritikų tokių aštresnių, savo artimesnių, tik artimų žmonių kompanijai galim apšnekėti, bet jei kas nors kitas įlys į šitą daržą, nesvarbu, kad aš 10 metų. Nestovėjau didžiuliai scenai ir neliejau karvės ašaras. Kad jei palies kas nors šitą viltį, aš tikriausiai būsiu aršesnė už liūtą. Ir mano snapas bus aštresnis už erelį. Kirsiu, ginsiu šitą kastą, nes tai tikrai yra mano broliai ir seserys. Jie man yra brangus. Ir tas buvimas scenui, ne kad jaunystė galvojau, mums buvo tiekta, kad teatras tai yra šventa vieta. Nėra jinai šventa vieta. Kas tai yra? Pakyla, pjuvenos, malkas, medžiai, medžio kažkoks tai, irgi turi, kad tik tave geriau matytų. O scenoje vyksta, kaip krosnis, tu gauni tą medžiagą, ne vien tik tai tu vaidini princeses ir šventas mergeles su nekaltų prasidėjimu. Gi vaidini visokias bestijas, visokias karalienės, kurios ten, reiškia, ir tai vadinam tragedijom, kur pjaustosi šitą, reiškia, ten šventa kančia. Nužudo tėvą, nužudo ten kelis savo vaikus, aš kalbu apie antikinės tragedijas, ir jau čia herojinė, Medėja, nužudžiu savo vaikus, jinai tauri ir šventa, jinai herojė, taigi jinai nusikaltėlė. Kad o kas yra švaru, tai yra švaru teatre, ko ne visada būna švaru gyvenime. Tai yra ta gėla, skausmas ir čia viskas suaktyvėja. Scenoje tu greičiau išgyveni, tą gyvenimą nugyveni. Aš esu, daugybę kartų mirus, daugybę kartų mane yra žudęs scenoje. Tai praktiškai aš tas lozorius, esu daug sykių pakilęs kaip tas Feniksas iš tų pelenų daug kartų. Ir jūs ką galvojat, šitie visi vaidmenys, kurie sukrenta į tave ir tu juos ištransliuoji, tu esi kaip piena, kad būtų pienas švaresnis. Tu visus šiukšlės nusirenki. Juk jeigu tai, ką galvotum ir su visais purvais spjautum ant žiūrovo ir leistum į eterį, kas dabar paskutiniu metu darosi, mūsų laikais neleisdavo ant žiūrovo drabstyti mėšlu, neteisinga kalba ir bet kokį, kaip sako, mūrą leisti į erdvę. Dabar šitų trukdžių nėra. Eina iš visų ekranų, televizorių, iš internetų. Pažiūrėkit, kaip mes aukštai pakilom, tik kur mes nusileisim? Pasakykit, mano mėlieji. Aš manau, kad taip, mes pasenom, mes tampam, reiškia, pamokslininkais, kaip dabar aš sakau, gavau auditoriją ir sakau.
palaukit, aš to nenoriu. Štai dėl ko aš atsisakiau. Ir dėl to aš nenoriu. Aš noriu tylos, ramybės ir švaros. Aš noriu susigaudyti savyje, kuo aš norėjau būti ir kuo aš esu. Ir staiga vat vėl atsiduri toj pačioj vietoj. Lyg tai iš to nebūtų net pajudėjęs. Klausk. Aš norėjau paklausti, kas jums yra meilė? Meilė. Ir vienatvė dar, pavyzdžiui. Meilė man kas yra. Ne? Čia žinai, kaip yra tas variklis, amžinasis variklis. Nemylėsi, negyvensi. Čia žinai, vat kaip tas pakura. Nu, kalbėkim apie meilę. Žiūrint apie ką. Meilė Dievui, meilė tiesai, meilė šviesai, meilė žmogui, ane, artimam. Nu, ir jo visą laiką gyvenime ieškai tos meilės. Jūs ką galvojate? Man 62 metai. Aš jūs ieškau. Ar aš ją radau, čia kitas klausimas. Ir ko gero aš jos ieškosiu, iki kol mano akys dar skirs juodą nuo balto. O vienatvė? O vienatvė. Anksčiau aš apie tai nelabai ir susimastydavau, nes visą laiką mes buvom pulkais. Ir atrodė, kad ta jaunystė niekada nedings šitą, niekada. Bet aš dėkinga, kad savo tai profesijai, jinai irgi laiko, taip, žinai, suspaudžia ir vėl pastato tave, vėl kaip vankas tam, kad atsistoji. Nutikėjimas, viltis ir meilė. Svarbiausiai meilė, ne? Vis tiek tai yra tas jausmas, kuris tave laiko, kuris tave skiria, kur tu gali matyti, girdėti ir jausti. O vienatvė, nu, sena tiesa ir pats jūs tikriausiai žinot, gimsti vienas ir miršti vienas. Vienatvė tai nėra taip blogai. Aš, pavyzdžiui, labai mėgstu būti viena. Aš nenuobodžiauju. Man kitas iki, dabar aš kalbu apie dabartinę save, geriau jau būti vienai, negu būti su bet kuo. O kad bėgi, pasilikęs momentais, sušvinta kažkoks žiburėlis ir jis tau pradeda labai smarkiai eiti į akis, akinti ir kažkaip ir pasiduodi. Aš nežinau, aš gyvenime, jeigu taip apie mano asmeninę meilę, gal vieną ir turėjau per visą savo gyvenimą, kuri galbūt šitą reiškia. Aš noriu prisidengti kaip šito šaliku bereikalingą svorį. Tai jinai dar aš ją turiu susirasti. Nežinau. Iš jūsų vaidintų vaidmenų, kuriems labiausiai patiko, kuriuose giliausiai jautėte, kuriuose nelabai? Kažkada Nekrošius, mano kurso draugas, ir paskui jis išvažiavo į Maskvą mokytis toliau, kada jisai visą laiką man tokius, tai ten meilė ir mirtis, pirosmanį, visus simbolius vaidinti. Paskui buvo vaidmuo Naimanė Anna Aitmatovo, ilga kaip šimtmečiai diena. Irgi legenda. Nu kaip tu legendą suvaidinsi, ten reiškia skausmą, širdgėlą, netektį, nepasidavimą, motinos meilę, kaip tu suvaidinsi. Tai yra metaforos, kaip tu ją įkūnysi, o artistui reikia tą įkūnyti.
Nu ir sakydavo, kodėl man, vat, net gavau va tokį, nu, ženklą, geriausia šitą Lietuvos šmėklų atlikėją. Tai mirtis, tai vėl kur nors ten skausmas, vėl ten koks nors kažkas va tokio ale mistiško. O kas čia mistiško, kai tu nusiplėši, irgi mistiška, ne? Kaip va pasako, aš mėgstu pasakas. Kai va skrenda ir atsisuka tas didelis paukštis ir ten Jonukui sako, nėr jau maisto, aš toliau nebepaskrysiu. Tai jisgi atsipjauna nuo savęs gabalą mėsos ir duoda tam paukščiui į nasrus. Ir jis jau jį atveža į tą tikslą ir gauni, jau būni pamaitintas. Bet paskui stebuklingai kažkodėl vėl tau atauga. Visi šitie, supranti, aš ne apie plastinę chirurgiją kalbu. Vot. Ir su visais tais vienatvėm ir su... Negaliu atsakyti, aš dar tiek neišprotavau. Gerai, dar vieną klausimą. Klausk. Tai lietuvių mūsų klausia, kodėl išliko toks žanras kaip drama iki šiol nuo viduramžių, nuo antikos laikų, kokia jūsų nuomonė? Žmonės negali nevaidinti. Supranti? O kaip jie gali, nes jiems reikia kažkaip save atspindėti. Kažkaip save pasmerkti, save įteisinti. Nu taigi ta drama atsirado ne šiaip sau, atsirado nuo visokių apeiginių, visadagi vaidino. Kažkam kažką, vis tiek žmogus, jis negali tapti dievu, todėl kad jisai galvoja apie save, kad jis bejėgis, silpnas ir visoks ten kažkoks anoks toks, žemės dulkė buvai į dulkę pavirsi, ten dar toliau, pažiūrėkit, kaip mus visą laiką mindo, trimdo ir tu va tik nori biškelį, truputėlį jau ten kažkoks daigelis gyvybės pradėjo rusenti, nu kad ir jum mokyklai. Ir staiga mokytas sako, nu nei visovo vaise, po čia lentis pradė, būtinai reikia paimti plaktuką ir pamažinti. Ką jau čia, žinai, Spinozas atsirado, mąstytojas, biškelį reikia pamažinti. Maždaug stok į vietas, tokį vietą, būk lygus tarp lygių. Mūsų karta tai žino, kaip su tom lygybėm, mus belygintami į ką mes įvirtom ir vis tiek kažkada mes tas įsitraukiam tas vinis. Patys savo kalam tuos karstus ir džiaugiamės, kad laiku įsitraukiam tas vinis. Nežinau, aš nublaivėsuoju, aš bėgu, aš negaliu tiksliai tau atsakyti. Nu, klaus dar ką nors. Jau nežinau. Jau nežinai, ką klaus. Jau tau mokytoja liepė tuos klausimus man užduoti. Ne, šitos per lietuvių patys klausinėjom, nes... Jo. Taip atsakom, bet... Taigi dramos, o palaukit, pasižiūrėkit, o pas jūs nevyksta dramos. Ir dramos vyksta. Viena bobutė, kitai bobutė kažką pasakė. Tai čia pat, vat, prie turgelio, bažnyčioj, net ir prie altoriaus, prie sakyklos, prie visokių dalykų vyksta dramos, komedijos, tragedijos ir visokie žanrai. Ypatingai tą pamatai, pradedant nuo mažo miestelio, paskui pereinant į didesnį miestelį, paskui į dar didesnį ir dar didesnį. Ir vyksta tos pačios mažo žmogaus dramos. Mes jas patys rašom, patys atvaidinam ir dar paskui ateinam dar pas kitus gudragalvius, kurie pagalvojo iš viso šitų mūsų vat jausmų, mūsų, nu kaip čia pasakyti, kompleksų. Nu vat mes dar tokie vat biznelį pasidarė ant scenos, ne? Jūs dar atėję susimokat pinigėlį į teatrą. Juk už dyką nepamatysi. Ateini pasitikslinti, ar tu maždaug į tą pusę vairuoji, ar dar pasižiūrėti durnesnių, ar dar pasižiūrėti linksmesnių. Mus turi nu vat, mes artistai kas kaip klaunai. Palinksmi. Publika vis tiek kažko dar nori pasitikrinti. Nežinau, ar aš teisingai jums atsakinėjau. Dar atsinešiau paskaityti va Putino atplaukė fantastinis eilėraštis, bet neskaitysiu aš jo dabar.
Ir kadangi plepėjimo ratas, jis tegul būna šalia, nebent sutvirtinimu, kaip sutvirtinimo sakramentą, kad gautume. Nežinau, aš ir žiūrėsiu. Aš dar pradėjau nusivalinėti savo sparnelius, nusitrinti, kai stogas pradeda važiuoti, aš pati pradėjau, išeidama vakar, reiškia vienatvė. Va tas vienatvė, vienatvė, nu ką, tai yra labai geras dalykas, pabūti tyloj, pačiam su savimi, nors 10 minučių per dieną patylėti. Tai yra, nu pamėginkit, tai yra labai sunku save ir tuo pačiu laiku. Tarkim, nu čia juokingas pratimėlis, studentai taip daro. Arba sakosi, kad daro, bet manau, kad ne. Apgaudinėja. Bet pamėginkit kiekvienas patylėti, išgirsti, kaip plaka tavo širdis, išgirsti, kaip plaka šalia sėdinčio širdis, išgirsti, kaip plaka už 10 kilometrų. Už 5, kaip kaimyno širdis. Vat tiesiog įsiklausyti, išmokti girdėti, išmokti matyti, išmokti skonį pajusti burnoje, tokių keistų, paprastų dalykų. Ar atsimenat, kaip kvepia duona prisiminti? Ar turi dar, ar vien tik tai jau parduotuvės duona? Dabar, ačiū Dievui, atsirado žmonės, kurie patys namie kepa duoną. Nebenori šitos valdiškos duonos, kuri būtų kvadratiniu lizdiniu būdu iškepta. Masinė duona. Masinė duona tai yra kaip masinis renginys apie viską ir drauge apie nieko. Kažkuria prasme ir mūsų pabuvimas tai yra, mes šnekamės apie viską ir kartu apie nieko. Apie tai, ką galvojau pasakyti, tų žodžių, kas buvo vakar galvoje, galvojau, kad juos reikia užrašyti, bet neužrašiau, palikau laisvam tekėjimui. Nes vakar diena yra vakar diena. Ši diena yra ši diena. Kiekvienam metui, kiekvienai vietai tam tikras žodis, matyti ir tam tikras kvapas ir tam tikras atsidavimas. Aš pati pradėjau rašyti. Čia aš nepretenduoju nei į rašytojus. Žaidžiu dar su spalvom, tapau. Aš netapau, aš tiesiog valau. Tai mano yra šiūruoklis. Man padeda išsivalyti ir padeda man pabėgti net, sakykime, nuo to, kas jau buvo kažkada tai įvykę. Ir tai man primena tą laikinumą. Net ir gėlytė, sakykime, ir kas. Vakar jinai žydėjo, ar ne? Jinai buvo stipri, galinga, graži, išdidi, o šiandien jinai jau galvelę nulenkus. Tai negi aš dabar šitą grįšiu į tą vakar dieną. Aš turiu gyventi tą dieną. Ir tai tą kalbėjimą su manim, ko gero, iššaukė ne aš, o ko gero, aš kažką girdžiu iš jūsų. Ir žinau, kad su jumis bet kaip kalbėti neišeina. Ir jeigu liko nedaug laiko, aš vieną pamąstymą, čia irgi atsakysiu. Galbūt atsakysiu aš tam gražiam vaikinui, kur sakyčiau, Jėzus Marija, būtų mano studentas. Nes labai kažkaip panašus, galėtum drąsiai eiti. Veidas šviečiantis. Pamėginsiu žiūrėti ir savo apmąstymus. Galbūt kai kam ir atsakysiu kai kuriuos klausimus. Kartais, iš tiesų kartais nušvinta mintyse, lyg apkasuose ar priešo užnugaryje, atidžiai saugomų objektų kontūrai, dideliam prožektoriui sukantis apie savo ašį. Tie besisukančio šviesulio sukelti blyksniai, kąsniais atskleidžiantys uždraustas regėjimo zonas, pilni paslapties primityvumo, uždrausto vaisiaus reagavimo saldumo, akies padidėjusios
regos kampo ir ausies girdėjimo viršymo. Kartais ir tikrai kartais gąsdina pasiklydusį žmogų savų neišspręstų uždavinių ir netliktų darbų, o gal greičiau nuotykių labirintais. Kartais, iš tiesų kartais, taip nesunkiai išsprendžiame, o gal tik leidžiame savo galvoti, kad išsprendėme aplink mus besisukinėjančių artimų ir tolimesnių bendrakeleivių gyvenimo kryžiažodžius. Jaučiamės, net didžiuojamės besą visažiniais ir tuo pat metu užmiršę įsijungti savų labirintų apsauginį kodą, nenorėdami didiname tąjį savasties nesuvokimo laipsnį šimteriopai ir dar daugiau. Kartais žingsnis į savąjį nežinojimą yra toks svaiginančiai didelis, kad žinojimo šviesa ima ir parodo tavąjį pažinimo maršruto autobuso numerį, o tu esi toks paikas, šviesos palaimos apakintas, geri į save šviesos žodžius ir manai, kad tai paprasta dar nebuvo. Staiga tu numetamas, nusviedžiamas į kitą save, labiau regimą. Tas regėtojas, apžavėtas savo išskirtinumo, niekaip negali prasimušti pro nuosavo labirinto tuštybės augmenyje. Lieka tame pačiame taške A, kaip ir pradėjęs nepradėtą kelionę. Nepradėjęs kelionės, o likęs su bilietu rankoje, pražiopsoja žaižaruojantį autobusą, kurio numeris galėjo būti 7. Nors dabar koks skirtumas? Niekas nebepasako, kada vėl jis atvažiuos, laukiančiųjų skaičius didėja, žinantieji nematomi arba dar nelaikas jiems pasirodyti, lieki neramus, vis lauki, tikiesi, klysti, taisaisi, tave taiso arba klaidina visai kiti, nors iš matymo pažįstami, gal net patikimi, tačiau kartu ir visiškai svetimi bendrakeleiviai. Tai vat, o čia yra sakralinės mano mintys. Jos užplūdo ir tai tas pliūpsnis išėjo, kad aš net pati savo teksto kitas iki gerai perskaityti negaliu, nes aš įsijungia manyje kritikas, jis pradeda kritikuoti ir braukyti. Aš net mokykloje būdama, rašydama šitos rašinius, rašydavau laisvas temas. Ir aš parašydavau, užversdavau ir jau tink ir varau pas mokytoją ir dedu ant stalo. Aš negaliu perskaityti 2 kartus. Kada jau 2 kartus perskaitai tas klaidas betikrindamas, aš negaliu žiūrėti į tą savo rašinį, nes man tas kartojimas, vėl tikrinimas, man tada aš jo niekada nepaduosiu tą mokytoją. Aš turiu greičiau, aš rašysiu naują, bet aš atsisakysiu. Aš noriu atsisakyti tų savo minčių, nes jos jau pasidaro man kažkaip jau, kaip tos vakarinės gėlės. Ir dar buvo vienas toks irgi pliūpsnis, labai gražus, kur aš nedrįsau niekada dalintis. Ir aš pagalvoju, dabar, kadangi tai būtų kaip ir pasibaigimas, ar ne, aš jau ir taip gana ilgai, kiek valandų dabar yra? 1, ne? Valandą laiko klausotės ir jūs tylit. Aš už jūsų mandagumą rašau 10, 12. Kažkada buvo labai smarkiai užsispaudusios kraujagyslės. Man ir dabar jos yra užsispaudusios. Šiek tiek tirpsta liežuvis, bet dar noriu jums, išdrįsau ir pasidalinsiu. Variacijos Jobo knygai. Dabar toks
Tai buvo užmesta gana anksti ir kažkada jos buvo panaudotos. Šitą tekstą net vienas studentas pasiėmė ir savo filmo. Tuo metu buvo, kaip pasakyti, aš vadinu Šurnos periodu, kada aš buvau ištekėjus už Šurnos ir 35 metus rekrūtuose, kitaip sakant, atidirbau. Žmona artistė buvau, atidirbau 10 su pliusu. Aš manau, kad ir paskui save paleidau į laisvę. Va. Tai čia dabar dėl tų meilių, ar ne? Ko gero, tas žmogus ir buvo, kurį aš mylėjau ir jeigu nori atsakysiu, tikriausiai aš jį ir tebemyliu, bet būti su juo mes jau negalim. Mūsų keliai jau išsiskyrė. Jam matyt reikėjo manęs kažkokį tarpsnį. Man reikėjo jo kažkokį tarpsnį. Mes skridom kartu. Vieną kryptim, galbūt kryžiuodamėsi, dažnai darydami braižydami tas sinusoidas, tai į viršų, tai atgal į žemę, tai vėl į viršų, tai vėl atgal žemyn, tai pliusai, tai minusai, bet vis tiek mes sukomės apie tą vertikalę ir horizontalę. Buvo tam tikri susikirtimo taškai. Ten vyko ir meilė, ir neapykanta. Kas yra meilė? Viskas, kas ne meilė, yra meilė. Viskas, kas meilė, yra ne meilė. Aš nežinau, kaip tą paaiškinti. Yra viskas, sukasi tais kažkokiais ratais, bent mano gyvenime taip. Gal kitiems kitaip, nežinau. Bet aš galiu dabar, kaip atskaitos tašką, pagal tai aš galiu sakyti, sutikau žmogų, ar man su juo gaunasi sinusoidė, ar nesigauna. Ir ne su visais gaunasi sinusoidė. Su kitais gaunasi geležinkelis, kai dvi tos lygia gretis niekada nesusikirto ir niekada nesusikirs. Tai aš nežinau, kaip čia yra su tuo. Kitaip sakant, aš komisaras Reksas. Noriu, kad uoslė nečiptų. Tuos pėdsakus. Ir kur tos tiesos pėdsakai, tuos pėdsakus surasti. Ir galbūt, kada man į nagus pateko Biblija, o toj Biblijoje yra tokia mažytė padalinys ta Jobo knyga, jinai man matyt gana smarkiai davė į paširdžius, kad aš ėmiau ir tokias variacijas parašiau, pradžios mintis. Kiekvienas eina savo keliu, be Dievo ir su juo. Kiekvienas sutinka į save panašius ir kitokius. Skirtingų nuomonių ir tiesų išgirsta. Ir labai nevienodai susibičiuliauja su juo ir jais. Labai keista, bet jis mane pasitinka juose, į mane panašiuose, nuo manęs besiskiriančiuose, man palankiuose ir man priešiškuose. Ir labai nustembu, jo susitikimas su manimi ir jais yra jo kryžiaus kelias. Ir jis dar nebaigtas, ne. Tai viename, tai kitame jo tarpsnyje aptinku save ir man artimiausius, ir man brangiausius, ir man svetimiausius. Ir kiekvienas labai skirtingai žaidžia savo vaidmenį, jo, mano ir savo kelyje. Šitas kelias, absurdo kelias, taip. Ir jis jame veikiai dalyvauja. Nejaugi iš tiesų negali būti meilės, kuriai niekada nieko neskaudėtų. O čia dabar pakalbėkim ir apie meilę. Tada, jeigu aš pavyks perskaityti, neturiu padidinto teksto. Ir jeigu mano regos prožektoriai paims šitą kampą, tai tada aš jums paskaitysiu pirmą tarpsnį. Pirmas tarpsnis, čia kryžiaus kelias, čia sakykim, tada Velykom reikėjo tekstų ir taip atsitiko. Tu sakei, kad esi tiesa ir tikrai tavo teisybė, nes tavo žodis nesiskyrė nuo tavo darbų. Per didelė tokia tiesa, labai nepatogi. Tokia tiesa turi būti teisiama. Nuo tokios tiesos reikia slėptis. Tokią tiesą reikia nužudyti, kad ir toliau būtų galima vieną kalbėti, o kitą daryti. Ir tu tylėjai anuomet, ir tu tyli šiandien, ir tu tylėsi rytoj. Tu tikrai esi tiesa.
Kiekvienam dovanodama savitą galimybę gyventi, tu tyli. Ir ką pakeistų tavo žodis, kai nuolat ir nuolat kalbama. Mes turime įstatymą ir pagal įstatymą jis turi mirti. Ką pakeistų? Tikrai tavo žodis nesiskiria nuo tavo darbų. Dar greitai sumesiu ir antrą tarpsnį. Sakykit stop, kada jau nusibos. Sakysit per daug. Kaip vaikas, kad nenori tos manų košės. Jis apkabina savo kryžių. Man vokčiomis atėjo žodis, mano ausis pagavo jo tylų šnabždesį. Nuo minčių kilusių iš nakties regėjimų, kai gilus miegas apima mirtinguosius, mane pagavo klaikas ir šiurpulys, drebėjo visi mano kaulai. Tuomet vėjas papūtė man pro šalį, man ant kūno pasišiaušė plaukai, jis staptelėjo, bet jo išvaizdos nepažinau, tik pavidalas prieš mano akis ir įsiviešpatavo tyla. Tuomet išgirdau balsą, argi gali žmogus būti teisesnis už Dievą? Argi gali mirtingasis būti be priekaištų prieš savo kūrėją? Nei vienas nėra teisus Dievo akyse. Tik jis susitapatina su kiekvienu, kurio niekas nepasitiko ir jo nepašaukė vardu. O ne, tik kenčiantis Dievas ir kenčiantis žmogus žino savo širdgėlą. O dabar ant visai pabaigos, kadangi jūs tikrai pavargote, kaip prisiminus senus gerus laikus, mesiu ant jūsų tinklą. Ir tas tinklas tebūnie Šekspyras. Aš lyg turtuolis, pilnas netikrumo, naudoti savo laimę nedrįstu. Kad net buktų akys malonumo, aš ją laikau dažniausiai po raktu. Žmogus juk ir su šventėm apsipranta. Užtat jūs mus aplanko taip retai. Užtai retai, kur spindinti briliantą, brangiųjų perlų vilnių matai. Taip ir tave, perfrazuosiu, taip ir jūs, lyg logiai nuostabiausia. Te saugo laiko sandari skrynė, lai niekada smalsi širdis neklausia. Kada tu vėl sušvisi prieš mane, tik vieną mirksnį, aš jumis džiaugiuosi.